Labas vakaras, Lietuvos ryto televizijos eterėje savivaldos rinkimų debatų laida ir dar viena laida su kandidatais į Anykščių rajono mero postą. Pristatau kandidatus. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, kandidatas į merus Antanas Baura. Labą vakarą. Visuomeninis rinkimų komitetas Arūno Liongės sąrašas remiamas Naglio Puteikio, kandidatas į merus Arūnas Liogė. Sveiki. Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, kandidatas į merus Sigutis Obelevičius. Labas vakaras. Partija Tvarka ir teisingumas, kandidatas į merus Raimundas Rasmislavičius. Labas vakaras. Darbo partija, kandidatas į merus Alfredas Savickas. Sveiki. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis, kandidatas į merus Kęstutis Tubis. Labas vakaras. Ir Lietuvos socialdemokratų partija, kandidatas į merus Dainius Žegelis. Labas vakaras. Praeitoje laidoje jūs trumpai prisistatėte, bet jeigu yra tokių rinkėjų, kurie neturėjo galimybės pažiūrėti tos laidos, aš tiesiog siūlyčiau dar labai trumpai apie rajono viziją. Tai koks meras jūs būsite ir kokia yra Anykščių rajono vizija jūsų akimis žiūrint? Tai pradėkime nuo Antano Bauros. Prašau, po minutę. Jeigu būsiu išrinktas meru, tai būsiu geras meras, jeigu taip trumpai atsakyti. O vizija, tai aš negalvoju, kad jinai turėtų būti priešinga tas, kas dabartiniu metu yra apibriešta savivaldybės tarybos priimtuose dokumentuose. Kaip ten bebūtų, turėdami unikalią gamtą, turėdami be galo daug kultūros, istorijos paveldo, turėdami aktyvaus pramogų, tai yra turizmo traukos objektų, vis dėlto greta tų pramonės, verslo, žemės ūkio šakų, turizmas, aš būčiau linkęs priskirti, išlieka prie mūsų pagrindinių sričių. Ir galų gale apie tai kalba ir skaičiai. Ir jeigu vėliau bus suteikta tokia galimybė, aš galėsiu tiesiog skaičiais pavardinti, kurie tikrai parodo, kad ta pasirinkta kryptis yra teisinga. Ačiū. Arūnas Liogė, prašau, koks jūs būsite meras ir kokia jūsų vizija rajono? Griežtas, teisingas. Geras ar nelabai? Ką reiškia geras ar negeras, tai vertins patys Anykščių rajono gyventojai. Tai jūs geras žmogus ar blogas? Paprastai paklausiu. Sako, kad geras žmogus. Ir manau, kad bet kokiu atveju rajono strateginio vystymo tęstinumas yra privalomas. Aš nešneku apie, sakykime, ten partijas, bet šneku apie savivaldybės tarybos narius, anykštėnus ir anykštėnus. Svarbiausia netrukdyti verslui, sudaryti tinkamas sąlygas, kiek tai yra savivaldos kompetencijoje, tam verslui kurtis ir vystytis. Kitas dalykas, pirmiausia, ką turėtume daryti, vis dėlto spręsti tas aktualias problemas, kurios yra nesprendžiamos. Komunalinių atliekų surinkimo mokestis, kai apvaginėjimai gyventojai už neišvežtus konteinerius, šilumos ūkio problemos ir vienas dar iš pagrindinių principų, kad anykštėnai taptų savo krašto šeimininkais, aktyvinti kiekvieną anykštėną, būti savo krašto šeimininkais ir dalyvauti savivaldoje. Tai yra pasiekiami dalykai. Sigutis Obelevičius. Mūsų vizija yra labai gražiai išrašyta strateginėme plane ir keliais žodžiais jinai vadinasi taip, kad įvardint Antano Baranausko žodžiais po šito stogu viešėt patogu. Tai yra Anykščiai kultūrinio turizmo kurortas, atjaunėjęs kraštas, kuriame jauku ir saugu gyventi bei ilsėtis. Tai yra šituose žodžiuose, manau, sutelpa viskas ir tas, kas yra dabar daroma, tai yra šiuo metu jau, manau, kad mes esam labai nemažai pasiekę kultūrinio turizmo srityje ir Anykščiuose per tuos metus, kai man tenka vadovauti rajonui, iš tiesų atsiradė labai daug tokių įvairiausių gražių festivalių, tai yra ir Velnio akmuo, sunkiosios muzikos festivalis, ir bardų festivalis, ir teatrų festivalis. Tai yra kultūrinio turizmo požymiai. Antras dalykas, mūsų tikslas yra visgi tapti tikrų kurortų ir mes tuos namų darbus, ką reikia daryti, mes juos darome ir aš manau, kad tai yra pasiekiamas tikslas. Raimundas Rasmislavičius. Esu Raimundas Rasmislavičius. Jeigu būsiu išrinktas meru, mano komanda negriaus to, kas jau sukurta.
viskas, kas padaryta, yra gerai, tačiau mes keliam savo uždavinį daryti žymiai daugiau. Turim pasiekti, kad mūsų rajoną būtų ne tik gera lankyti, bet kad mūsų rajone būtų gera dirbti, gera kurti verslą, gera gyventi pastoviai, kad mūsų rajonas konkuruotų savo patrauklumu su kaiminiais regionais ir būtų patraukliausias čia gyvenimui ir verslo kūrimui. Kad mūsų žmonės rajone nemažėtų, taip kaip dabar sparčiai mažėja. Tiesiog tai reikėtų sureguliuoti ne tik patrauklią aplinką, bet ir pakankamai skatinančią mokestinę sistemą. Šiandien pas mus mokesčiai yra arba vidutiniai tokie pat kaip pas kaimynus, arba dar kai kur didesni. Savivaldybės teisėm yra leista šiek tiek administruoti mokesčius ir jie galėtų pasitarnauti, kad rajonas būtų patrauklesnis verslui ir gyvenimui. Alfredas Savickas, Darbo partija. Mėly Anykštėnai, aš esu Alfredas Savickas, atstovauju Darbo partiją kaip numeris 20. Mano vizija, jeigu būsiu išrinktas į merus, tiesiu tuos teisingus projektus strateginius. Man patinka ta vizija turizmas, kad Anykščiai taptų turizmo kraštu, bet to yra tokių problemų. Mes negalim važiuoti duobėtais keliais, pasiekti Anykščius, kur priemiestinės gyvenvietės kaip Kuniškiai, Vėjeliškiai, Šlavėnai, Vikonis, neasfaltuotos, asfaltuotos, duobėtos. Yra tų problemų. Tai kiek jums valdant bus išasfaltuota tų kelių, gatvių? Va čia paslaptis, kaip išrinks, tada aš pasakysiu, bet bus, ką paminėjau, bus padaryta. Betgi programai parašėt, kaip išasfaltuos. Arūnai, jūsų programai labai daug kas parašyta, bet jūs nieko nešnekat apie ją. Aš tikiuosi, kad pavyks šitos gyvenvietės, kurias paminėjau, asfalto dangą padengti. Kęstutis Tubis, Liberalų sąjūdis, prašau. Mes turime pagrindinę viziją kurti darbo vietas. Per 4 metus dabartinės koalicijos gyventojų skaičius sumažėjo 5 000, liko tik 26 000 rajonų gyventojų, 1000 sumažėjo mokinių. Tai kaip jūs padidinsite tą skaičių? Įkūrus darbo vietas, vieta tikrai gražus rajonas, žmonės kelsiasi į Anykščius. Mes įkursime ambasadorių tinklą didžiuosiuose miestuose, kad galėtų jie pritraukti investicijas. Anykštėnai išeiviai ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje ir pasaulyje investicijų atėjimui bus sukurtos palankiausios sąlygos ir perspektyva. Ką reiškia palankiausios sąlygos? Palankiausios sąlygos suprojektuosim sklipus, nutiesim komunikacijas verslui, reiškia įmonėms teikti, atleisim nuo mokesčių. Tai leidžia įstatymas. Toliau reiškia komunalinių mokesčių mažinimas, ypač šilumos. Tikrai galima sumažinti kainą ne mažiau 20%. Per 4 metus sumokėjo žmonės mažiausiai 8 000 daugiau už butą 50 kvadratų nei Utenoje. Ir Dainius Žagelis, Socialdemokratų partija, prašau. Pirmiausia, mėly Anykštėnai, sieksiu, kad būčiau teisingas meras, nes geras žmogus tai yra pasakyta, kad ne profesija. Iš tikrųjų, gerumą sprendžia kiti dalykai, bet teisingas, besivadovaujantis teisė ir sprendimus priimantis pagal galiojančią teisę, tai yra labai svarbus dalykai. Sieksiu suburti gerą komandą ir savivaldoje, ir žemesnėse institucijose savivaldybės, ir įstaigose, kad galima būtų gyvendinti. Iš tikrųjų, reikia pokyčių, reikia tam tikrų naujų vėjų ir visada norisi to rezultato gero pasiekti. Visą gyvenimą dirbau, nelabai dar ilgą tą gyvenimą, bet iš tikrųjų dirbau nuosekliai siekdamas tikslo, niekada nežadu to, ko negaliu padaryti ir geriau pirmą padaryti, o po to tegul žmonės įvertina darbus. Ačiū. Ačiū. Ar jūsų manimų kurorto statusas rajonui yra būtinybė? Ir meras jau užsiminė apie tos namų darbus, kuriuos reikia padaryti, kad vyriausybė patvirtintų kurorto statusą. Tai tarkim, vienas iš jų yra tranzitinis krovininis autotransportas turi aplenkti vietovę važiuodamas aplinkeliu. Jeigu nėra kelio ženklais nužymėtais valstybinės ar vietinės reikšmės keliais.
Taip pat reikia parengti specialų į planą. Tai kokiegi jūsų planai dėl to kurorto statuso? Ką jūs darysite, kad rajonas gautų statusą, arba jeigu jūs manot, kad jo nereikia, tai kodėl taip manote? Pradėkime nuo Antano Bauros, prašau. Man labai malonu pradėti tą kalbą vien todėl, kad atsakant į jūsų klausimą, kai aš buvau savivaldybės administracijos direktoriumi 2007 metais, būtent 4 savivaldybės Lietuvoje gavo po ilgų dėrybų, po ilgų įrodinėjimų ir svarbiausia po namų darbų įvertinimo kurortinės teritorijos statusą. Ir tarp jų tai yra Trakų, Zarasų, Ignalinos, mes Anykštėnai gavome, aš prisimenu, Liepos tik tai ne 11 dieną buvo, tų mano paminėtų metų. Tai pradžia, tas, kas yra padaryta, aišku, pradžia anksčiau jau buvo, bet, sakykime, jau ir tuo laiku knipždėjo tam tikros mintis, kažkada tai ir Anykščiai galėtų patapti kurortu. Dabar nežinau, kaip kolegos jie išsakys gal savo poziciją, aš kurorto patapimą, tai matau tikrai negreit. Ir ne todėl, kad aš... Po kiek metų jūsų manė? Aš manau, kad šitos kadencijos neužteks. Tas savivaldos 4 metų. Kodėl taip manote? Todėl, kad labai daug reikia darbų dar padaryti. Tai yra viena medalio pusė. Antra medalio pusė. Mėlieji, susidursime su problema ir dabar matome iš tų dabartinių kurortų. Tai yra iš miestų valdžios. Tai yra, atsiradimas jiem konkurencijos. Bet aš šitoj vietoj, valdžios, žinot, keičiasi ir 16 metų Seimo rinkimai ateina. Aš šitoj vietoj tikrai matau labai didelę galimybę ir dar jeigu leisit atsakyti dėl aplinkelio. Trumpai. Taip. Aš iškart sakiau, mes negalim tikėtis, kad Anykščių savivaldybėje gali būti skiriami tokie pinigai aplinkelio su tiltu per Šventąją. Kokie pinigai? Mūsų paskaičiavimais 2008 metais tai buvo 65 milijonai litų. Kurorto statuso atsiradimui ne šita kliūtis yra pagrindinė. O kokia? Gali, tai jūsgi pati kaip tik tai vedėjai ir paminėjote, kad būtent galima ženklais tos dalykus nukreipti, nurodyti ir... Noro nėra gal? Ne, tai yra, mesgi iš savo... Iniciatyvos trūksta. Ne aplinkelis problema. Reikia labai daug dar atlikti visų kitų darbų, kad mes galėtumėm patapti kurortu. Gerai, Arūnas Liogė dabar, po to dar pakalbėsime. Gyvenu Anykščiuos. Man jis visą laiką buvo kurortu. Ar tai bus parašyta oficialiai dokumentuose, kad Anykščiai kurortas ir ne kurortas, kiek atvažiuodavo draugų, visi sakydavo, kad čia kurortas. Vilniečiai atvažiuoja, sako, galva svaigsta nuo gryno oro. Bet mes kalbam apie oficialiai parašytą. Taip, ir aš šneku, tai nesminis dalykas. Ir aš nemanau, kad būtinai reikia to pavadinimo, kad Anykščiai taptų kurortu. Nemanau, kad tai tik pavadinimas statuso suteikimas. Tai tada reiktų kažkodėl tai nieks nešneka, kokie gavus kurorto statusą mokesčiai už grius gyventojus. Žemės mokestis, nekilnojamo turto mokestis. Ar jie tikrai nepadidės? Ar jie sumažės? Pirmiausia, gavę gražų vardą ir užsikabinę ordiną, kad mes esam kurortiniai Anykščiai, mes nepagalvojame apie savo žmonės. Pirmiausia, reiktų politikam atsakyti, kiekgi padidės žemės mokestis šitoj kurortiniai vietovį, kiek nekilnojamo turto mokestis. Tai ar jūs domėjotės, kiek padidėtų? Žinau, kad yra žymiai didesni mokesčiai, negu yra paprastai Anykščių savivaldybėje. Žymiai didesni. Nepasakysiu aš jums dabar tiksliai tų skaičių. Tai jūs sakote, bet nežinote. Aš jums sakau, kad didesni mokesčiai negu yra. Kažką, ko nežinote. Tai... Visą laiką... Tai jeigu aš nežinau, tai aš jūsų ir klausiu. Aš jums į šitą klausimą nesakysiu, kiek padidės, bet pirmiausia, reikia ir nuo gyventojų to neslėpti. Kad mokesčiai žemės padidės, nekilnojamo turto mokesčiai padidės, tai yra faktas. Bet gal nereikia gyventojų ir gąsdinti, nieks ir negąsdina jų. Kiek jie padidės. Aš sakau, tik reikia atsakyti šitą klausimą. Tai pirmiausia, tai mokesčius žemės nustato pati savivaldybės taryba, tai jeigu savivaldybės tarybai nebus proto, tai jinai jos ir padidins tuos mokesčius. Jeigu proto bus, tai jų nepadidins. Tai čia ne tame problema. Ar jie priklauso dėl statuso? Taip, čia nepriklauso. Pats kurorto statusas, tai jisai jau suteikia savivaldybei tam tikrų pranašumų. Tai yra vienas dalykas, tai jau savivaldybė gauna pagal tam tikrą formulę iš finansų ministerijos šiek tiek daugiau pinigų. Pagal kitą formulę gauna vėlgi šiek tiek pinigų, dabartiniai kurortai netgi ne šiek tiek, jie pasidalina kelis milijonus eurų keliams ir gatvėms, bet tai ne tai yra svarbiausia. Svarbiausia tai yra pats statusas, tai yra
žinomumas po to, tai yra į kurortą visiškai kitaip ateina investitorius ir mes jau dabar pajudėjo tie reikalai. Ir aš šiandieną irgi dar po laidos susitiksiu su privačiais investuotojais, kurie ateina jau dabar, ateina į Anykščius ir vieną po kito perka tuos nenaudojimus pastatus. Tai aš manau, kad aš nebūčiau toks skeptiškas kaip Antanas ir aš manau, kad jeigu mes tą tikslą užsibrėžim, tai mes jį ir pasieksim, nes tai mūsų yra strateginis tikslas. O aplinkelis? Aplinkelis, jisai nėra būtina sąlyga, aplinkelis yra... Savivaldybė dabar svarstė tokį variantą? Ne, savivaldybė... Aplinkelį ar nestatyti, kokia jūsų pozicija? Ne, savivaldybė turi savo strategiją, mes esam teritorinio planavimo dokumentus pasiruošę, žemės mums išpirkti nereikėtų, jeigu tik tai atsirastų valstybėje pinigai, ten tie keliasdešimt milijonų, tai mes juos labai greitai paimtume ir aplinkelis būtų labai greitai. Bet tai aš manau, kad jisai bus dar negreitai. O kol aplinkelio nėra, tai mes galim ženklais išspręsti tą problemą. Tai nėra pagrindinė problema. Raimundas Razmislavičius, prašau. Taip, kurorto statuso mes tikrai privalom siekti ir nedvėjodami ir negaiždami. Tai, ką jau padarėm, tikrai yra nemažas darbas, tačiau šiandien mes neturim ties to sustoti. Ir vėlgi, kad mūsų rajonas taptų patrauklesnis, to tikrai reikia. Ir mes turim daug turim gražių vietų, lankytinų vietų ir daug turistinių vietų ir jau gydymo įstaigos atsiranda. Daug yra padaryta. Tačiau reikia mums tikėti savo iškeltais uždaviniais ir bandyti konkuruoti su kaimynai. Žinom, kad, ką jau ir paminėjo kolegos, kad didžiausia problema čia yra konkurencija. Mesgi turim savo rajoną ir miestą puoselėti taip, kad konkuruotumėm su kaimynais, nes kurorto statuso siekia ne vien Anykščiai, kaimynai taip pat. Ir čia yra didžiausia problema, kas bus pirmas. Todėl mes tikrai neturim dvejoti kaip kolegos, turim visas jėgas sutelkti į tų sprendimų darimą, tų lengvatų, tiem ateinantiem investitoriams sukūrimą ir sukūrimą tų lengvatų, kurias minėjau, tiem žmonėm, kurie ruošiasi, nori gyventi Anykščiuose. Ką jūs turite omeny sakydamas, kad kuo greičiau? Na štai ponas Bauras sako, kad neįmanoma bus per ateinančią kadenciją dar to padaryti, jo manimu. Kaip jūs galvojate? Jeigu mes taip sakysime ir galvosim, kad neįmanoma, tai nepadarysim. Mes turim užsibrėžti tikslą, kad tą turim padaryti. O jeigu jau kartais mūsų konkurentai, kitos teritorijos arba vyriausybės sprendimai mus pristabdytų, tai mes busim pasiruošę bet kada. Bet tai jūs suprantat, kad tam reikia iš tiesų labai daug ką nuveikti? Taip, be abejo, daug reikia nuveikti. Nes mes tam ir ateinam, kad padaryti reikia daugiau. Šiandien yra daug padaryta, bet reikia padaryti dvigubai daugiau. Alfredas Savickas, prašau. Dar sveiki visi. Jeigu man patikėsite mero teisės ir formuoti visą savivaldybės valdymą, aš tikiu, kad kurorto statusas mano būtų pirminis toks tikslas. Mūsų daug jau nuveikta. Vien tas paskutinis objektas, kurį dabar vykdom, Lajų takas, čia bus pritrauktas daug žmonių ir lankytinių vietų tų, kur mes turim. Bet mes turim dar be tų Lajų tako, be pėsčiųjų tako, šventosios kairiosios pusės. Turim tokias neįspręstas problemas. Senos ligoninės, pastatai griūvantis, siekti kurorto statuso ir viduje neapsivalius kažkaip nelabai. Bet tikslas būtų mano pirmas, kad tie pastatai kuo greičiau būtų parduoti. Čia dabar jie jau yra parduoti, bet kaip pasimatėm, kad jie dar pardavinėjami ir neaišku, kiek laiko bus. Aš galvoju, kad be kurorto statuso Anykščiai tikrai neišgyvens. Reikia siekti to tikslo ir mes sieksime, jeigu mums bus patikėta valdžia. Tai jūs pirmiausia norite viduje susitvarkyti? Būtinai. Tai ką darysite? Tvarkysime. Gerai. Tvarkymo būdu čia kolegos sufleruoja. Kęstutis Tubis, Liberalų sąjūdis. Kurortinio statuso vystymą mes darysim, tačiau turime konkrečią darbo vietų kūrimo programą, ją įgyvendinsim. Labai stiprios yra bendrijos, pasaulio Anykštėnų bendryje, Vilniaus Anykštėnų, Kauno Anykštėnų bendrinės, reikia pasitelkti tos visuomenininkus. Mes darysim idėjų konkursus, kaip išvystyti kultūrinį, sportinį ir turistinę poilsinę veiklą.
Mūsų teritorija ypatinga tuo, kad labai daug teritorijos yra Natura 2000 saugotinų teritorijų. Mes visus žmonės, kurie gyvena anykščiuose arba turi turto, skatinsime, kad jie pasinaudotų ES lėšomis ir išsaugotų gyvūniją, augmeniją ir gautų už tai išmokas. Taip pat ūkininkus ir kitus gamybininkus mes remsime, nežiūrint į tai, negali būti anykščiai vien tik kurortinis statusas, mes iš to nepragyvensime. Bet mes apie kurortinį statusą kalbame ir apie tuos namų darbus, kuriuos savivaldybė turėtų padaryti tam, kad tą statusą gautų. Tai ką jūs galite pasakyti? Mes išvystysim visą infrastruktūrą, kurios dabar nėra. Yra atskiri mazgai arba, sakykime, atskiri objektai. Tai aplinkelį statysite ar ne? Aplinkelį nestatysim, tai galima tą pačią idėją iškelti metro. Pirma, sutvarkykim mikrorajonus miestelėje, sutvarkykim kelius ir tada bus geriau privažiuoti. Dabar ar gali žmogus atvažiuoti iš kito rajono, kai jis važiuoja trečią pavarą automobiliu ir jis turi apvažiuoti kažkokiais keliais, kur tiesioginiai keliai yra iš kitų miestų. Kaip čia susijęs to kurortiniu statusu, aš dabar galvoju. Todėl, kad jeigu žmogus nori atvažiuoti į kurortą, jis turi važiuoti gerų kelių. Pagrindiniais keliais galbūt, bet kur yra šalutiniai keliai, jie anykščiuose yra žymiai prastesnės būklės negu kitų rajonų. Rajonas yra 6. pagal dydį Lietuvoje, o mes gaunam... Bet čia kalbama apie tranzitinį krovininį autotransportą, kuriam turi būti sudarytos sąlygos, dėl to kalba apie tą aplinkelį, jūs kalbate apie kelius. Tai aplinkelio, aš jau ir kolegos minėjo, kad aplinkelio dabar nerealu pastatyti, geriau mes išvystykim visą infrastruktūrą, tie automobiliai, srautas automobilių, kurie juda per anykščius, per miestą, nėra toks didelis, tragiškai didelis, kad mums sugadintų kurortinio statuso būtent vaizdą. Dainius Žegelis, prašau. Anykščiai turi unikalų kraštovaizdį, unikalų kultūrinį paveldą ir dabar stabdyti tą, ką mes paskutinį dešimtmetį kūrėm savivaldoje, strategiją kurorto, turbūt nebelogiška ir nerealu. Visi kurortai Lietuvoje turbūt nuo sovietinių laikų yra likę, jie yra 4. Ir dabar tik tai gal 2 savivaldybės lyg ir tokius norus turi, kad siekti pirmo to kurorto nepriklausomai Lietuvoje statuso ir tikrai šitoje vietoje mes sustoti negalim. Namų darbai yra daromi, jie yra padaryti. Atsirado spa, kur buvo vienas iš tų reikalavimų kurorto. Na, aplinkelis jis irgi, kas nuo savivaldybės priklauso, tas yra padaryta ir daroma, kas nuo kelių direkcijos priklauso ir nuo valstybės galimybių, tai čia yra ateitis turbūt. O taip, tai taisyklės kurorto pripažinimo kūrė vyriausybė ir visais įmanomais būdais tikrai galima su vyriausybė kalbėti, su ministrais kalbėti ir kai kurias taisyklės, kai kurias reikalavimus galima, kažkaip tai taisyklės yra keičiamos. Tai tikrai noras yra, kad anykščiai taptų kurortu. Tai viena, atsidariau dabar specialiai, kokie yra reikalavimai kurorto statusui. Vienas iš reikalavimų yra viešbučio tipo apgyvendinimo paslaugos. Tai spasų kiek dabar viešbučių yra anykščiuose? Pačiame mieste 3. Užtenka. Ir dar ruošiasi statyti ir iš tikrųjų verslas ateina ir poilsio verslas, sveikatinimo verslas intensyviai ieško vietų ir ateina į anykščius. Tai jūsų manimų pakanka tų 3 viešbučių? Tai yra tik pradžia. Bet viešbučiai tai dideli. Gerai, tai dabar trumpai tada keletą minučių diskusija po 20 sekundžių atsakymai. Pone Baura, prašau. Taip, kadangi tai anykščiam labai svarbus klausimas, tai aš dar sykį pakartoju. Aš tik už kurorto sieki. Bet mano gal vertinimas yra tas, aš galvoju, kad 4 metų tikrai neužteks, bet mes darbų labai daug turim padaryti. Noriu sureaguoti į kolegos Liogės tą pasakymą, kad jeigu turėsime tą statusą, tai gyventojams išaugs žemės mokestis ir kiti. Mėlyje, svarbiausia, gyvenimo jų pačių kokybė išauga. Aš paskutinius skaičiukus pasakysiu. Druskininkų kurorte net 70 gyventojų, jų, kaip sakoma, visa veikla yra susijęta su teikiamomis visomis paslaugomis. Tai yra ir darbo vietos, ir svarbiausia, dar sykį sakau, gyvenimo kokybė yra. Šitoje vietoje ir to nereikia. Jeigu aš gaunu geresnę gyvenimo kokybę, man didesnius mokesčius mokėti, ar tai čia yra didelė labai problema? Arūnas Liogė, ponė Liogė, aš iš tiesų
pasižiūrėjau, kad neradau niekur, kad būtų kažkokie didesni mokesčiai. Čia kaip tik yra savivaldybei platė erdvė su tais mokesčiais tvarkytis. Vilniaus senamiestis. Šnekam dabar apie gyvenimo kokybę. Apie kokią gyvenimo kokybę? Gyvenimo kokybė oriai tik tai pensininko gali būti teisėjas. Konstitucinis teismas tai pripažino. Tai įsivaizduojam, pensininkui mokėti tam tikrus mokesčius už tą gyvenimo kokybę. Pirmiausia, vis dėlto reikia išsamios analizės ir pasakyti anykštėnams. Padidės tie mokesčiai, nepadidės. Dėl viešbučių, taip, jeigu vyksta plaukimo festivalis, tikrai neužtenka būtent tų vietų. Eina į kaimo turizmo sodybas, kažkaip sukasi į bendrabučius. Bet kitas dalykas, tai jau yra privačios investicijos. Šiai dienai anykščiai yra patrauklus tik tai savaitgaliniam turizmui. Ir šiek tiek paima dabar anykščiuose įsikūrus Spa Vilnius. Klientų pritraukia. Tai nesuprantu, jūs siūlot nieko ir nedaryti? Kodėl nieko nedaryti? Savaitgalinis turizmas šiai dienai, o savivaldybė viešbučių nestatys. Jie tik tai turi sukurti tam tikrą aplinką investicijoms, kaip Kęstutis sakė. Tai jūsų manimu reikia kurti tą aplinką ar ne? Aš niekaip nesuprantu. Aplinką investicijoms reikia kurti ir naujoms darbo vietoms. Gal rinkėjas supras, nežinau, ar man čia jau visai nebegerai, bet aš nesuprantu, kokią jūs viziją matote. Tai kurortinis, nekurortinis. Aš jums prieš tai sakiau. Turizmas kaip prioritetas ar ne prioritetas, ar tai savaitgalinis turizmas, ar nežinau, kažkoks sezoninis? Šiai dienai taip, savaitgalinis pagrindė turizmas. Daugiausiai anykščius lanko savaitgaliais, Kalvytos kalnas, sakykime, muziejai. To užtenka jūsų manimo? Nes šiai dienai daugiau mes nepasieksim be privačių investicijų. Savivaldybė neturi galių statyti viešbučių. Turėkim tai omeny. Bet anykščiai negali apsiriboti tik tai anykščiais. Yra dar ir anykščių gyvenvietės. Troškūnai, Kavarskas, Svedasai ir kitos gyvenvietės. Pagalvokim ir apie žmonės. Suprantu, kad tai yra prioritetas. Bet šiai dienai nėra pagrindinis strateginis prioritetas, nesprendžiant kitų gyventojų problemų, kurių iš tikrųjų nesprendžia. Ačiū. Gerai. Sigutis Obelevičius, prašau. Pirmiausia, tai siekiant kurorto statuso, tai čia buvo teisingai pastebėta, mes neapseisim be privataus verslo pritraukimų. Ir mes tą darom. Ir pavyzdžiui, mūsų rajono taryba yra priėmusi tokius sprendimus, kad bent 20 darbo vietų sukūręs verslininkas atleidžiamas nuo žemės mokesčio, nuo turto mokesčio. Tai tokių sąlygų verslui nėra nė vienoje savivaldybėje. Ir todėl į anykščius dabar, galima sakyti, vos neplūsta verslininkai, tai policijos nupirktas policijos pastatas, tai yra jau statomas, jau projektuojamas irgi viešbutis su toks ekologinės pakraipos. Kitas verslininkas, ponas Neura, taip pat jau įrenginėja aukštos klasės viešbutuką. Naujos ligoninės patalpose vėlgi planuojamas 200 kambarių didžiulis sveikatingumo centras, irgi jau projektavimas vyksta. Taip, kad tie kurorto mūsų užsibrėžti tikslai, aš manau, kad jie tikrai bus įgyvendinti ir mes bent jau tą segmentą, viešbučių segmentą, mes jį per 2-3 metus tikrai pasieksim. Ačiū. Gerbėmieji kandidatai, siūlyčiau netrukdyti Sigučiui Obelevičiui dirbti, nes viskas labai gerai anykščiuose anot jūsų. Taip, tikrai trukdo. Gerai. Tai dabar gal nuo Dainiaus Žegelio pradėkim. Prašau jūsų. Ta pačia tema, Ta pačia tema, tiesiog jeigu su kažkuo nesutinkate. Iš tikrųjų, daug metų yra kryptingai dirbama. Na, gal mes šitoje vietoje irgi turim tokią unikalią galimybę, kad mes dirbam koalicijai socialdemokratai su konservatoriais ir yra iš tikrųjų labai mažai tokių savivaldybių, bet savivaldai politikos yra kartais mažiau, kad prieš rinkimus daugiau jinai atsiranda. Iš tikrųjų, mes tą tikslą turime ir jo siekiame ir jį pasieksime. Kęstutis Tubis, prašau. Iš tikrųjų, mes sukursime idealiausias sąlygas vystytis ir kultūriniam turizmui, ir įmonėm įsisteigti anykščiuose, sutrumpinsim visus biurokratinius mechanizmus ir pašalinsim bet kokią konkurenciją. Pavyzdys.
stendai, kurie Anykščiuose stovi 4 metus, mes norėjom politinę reklamą pastatyti, mums neleido. Apsidairė, kad 4 metus tie stendai reklaminiai stovi nelegaliai. Tai vat Sigutis ir nenori, kad kas nors kitas dalyvautų politiniai veikloj, kad reiškia, jie nori tik laimėti ir netrukdytų jiems toliau taip savo sultyse virti. Tai kaip tie stendai su kurortiniu statusu susijęs, apgyvendinimo paslaugom? Todėl, kad stenduose reklamuojama ir visi, kas nori, gali savo reklaminę informaciją dėti. O taip pat viešbučių, ką jūs manote? Dėl viešbučių ir dėl to, kad kai kurie konfliktinės situacijos labai savita Anykščiam, užsitęsė per ilgai. Tarkim, turizmo informacijos centras sukonfliktavo su kaimo turizmo sodybom ir apie juos informacijos nebeskleidžia. Tai kai va šitaip nesusitvarkoma, laiku nepriimami sprendimai, reiškia vieni geri, vieni savi, kiti geresni, už tai viskas stoja. Ačiū. Iš tiesų vienas rajono tarybos narys sako, kad būtina peržiūrėti Anykščių turizmo informacijos tiek struktūrą centro turiuomenyje ir tiek šiai įstaigai keliamus uždavinius. Yra tokių nuomonių taryboje. Tai Alfredas Savickas, prašau. Tuo klausimu labai nesidomėjau, bet pertvarkyti visą laiką yra laikas ir galima. Tai jūs apie apgyvendinimo paslaugas gal domėjotės? Gerai, tada. Man labai patiko pasisakymas valdančiosios daugumos, čia kaip kad pastatai jau išparduoti, ateina investitoriai, bus kavinių, restoranų, labai gražu. Čia auksinės mintis. Aš tikiuosi ir tas pritraukimas prie kurorto statuso labai greit tada įsispręs ir nebus čia mums problemų ir nebus ko čia diskutuoja. Tiek. Tai to ir palinkėkim, ar ne? Ir palinkėkim. Raimundas Razmislavičius, prašau. Taip, tikrai turizmas pas mus galėtų būti mūsų tas arkliukas, jeigu taip galima pasakyti. Deja, turizmo informacinis centras dirba per mažai ir, manau, ne ta linkme. Šiandien mes skaičiuojam turistus, kurie atvyksta patys, skaičiuojam, paprastai kalbant, tos, kurie perlipa slenkstį, bet aktyvaus skatinimo, aktyvaus turizmo organizavimo, kad būtų žmonės norintys aplankyti vežami į Anykščius su paruošta programa, kad jie galėtų atvažiuoti ne vienai dienai, kad jiem būtų ir maitinimas organizuotas, nereikėtų sumuštinių iš kišenės traukti. To mes nedarom. Kodėl mes to nedarom? Tai visiškai nesudėtinga. Ir matyti, kad darbuotojų papildomai. O kas tai turėtų daryti? Turizmo darbuotojų tikrai, centras? 2 vadybininkai dabar esantis turizmo informacijos centre galėtų to pasirūpinti vietoj to, kad skaičiuoja atvykstančius turistus. Pone Belevičiau, gal atsakykit. Ką daro įsikūręs turizmo klasteris, kuris kaip turizmo klasteris veikia sakyčiau, geriausias kol kas Lietuvoje veikiantis turizmo klasteris. Ir jisai, tą dalyką, ką jūs, Raimundai, sako, tai atlieka turizmo klasteris. Kodėl dabar mes to nematom? Nes jūs matyt nesinaudojot Anykščių turizmo teikiamom paslaugom. Tai irgi labai gaila. Šiandien net ir esantis viešbučiai savaitės dienomis būna tušti. Prašau, labai pasilgų komentarų iš studijos, taip trumpai labai. Veikia čia, kalbėkit. Ponas Abelevičius sako, kad klasteris dirba geriausiai Lietuvoje. Man prieš grįžtant į Anykščius, prieš grįžtant į Lietuvą, teko dirbti Baltarusijoje, kur baltarusai plūsta plūste į Lietuvą, tai yra shopping turai, kurie atvažiuoja 2 dienom apsipirkti, nakvoja Lietuvoje, Vilniuje, Druskininkuose, taip, susisiekia, nuvažiuoja kažkur pernakvot ir grįžta po poros dienų į Minską. Nei vienas nežino apie egzistenciją tokių kaip Anykščių, net ištart negali, o mūsų klasteris dirba geriausiai Lietuvoje. Kaimynai nežino. Tai, ponia Belevičiau. Aš norėčiau paprieštarauti iš tikrųjų šiai. Gerai, ačiū už prieštaravimą, ponia Belevičiau. Tai prieštraukit. O iš tikrųjų, tai jūs pasidomėkit, kaip veikia klasteriai. Tai yra, veikia Biržuose klasteris, veikia Anykščiuose klasteris, tai Plungiai, tai ir aš sakau, kaip yra iš tikrųjų. O kad, sakykime, Anykščiai dar nėra tiek žinomi kaip Druskininkai, kaip Palanga. Tai faktas, tai mes ir siekiam už tai. Pone Baurai, vieną kurorto statuso, kad būtų geriau žinomi. Baigiam šitą temą, norisi apie kitas pakalbėti. Ne, tai labai svarbi tema, ir jeigu dar galima, aš turiu oficialius skaičius už praeitus metus. Mes kai kas bandom turistų pritraukimą pritempt prie turizmo informacijos centro. Mėlyjei, praeitais metais turizmo informacijos centre apsilankė nepilni 9 000 iš 100 000 žmonių. Tai nėra būtent tai, kad pačių objektų, pačių teikiamų paslaugų pasiūla
tai yra traukos objektas, o ne taip, kaip sakykime, kad turizmo centro darbuotojo pritempimas už apykaklės ir va tu eik ten ir tik. Laukit, nesutinku, atvažiuoju Anykščius, nieko nežinau, neįsivaizduoju, kur man eiti, tai kur aš einu. Aišku, kad tai va, kadangi jūs į Anykščius ne pirmą kartą atvažiuojate, tai jums tas negrėsia. Bet aš dar sykį sakau, čia tie, kur mano paminėti nepilni 9000, tai yra tie, kurie pirmą kartą atvažiavę. Aš dabar kitą skaičiuką paminėsiu. Viešosios įstaigos sveikatos oazė su baseinas su pirčių kompleksu. Mes taip skaičiuojam, kad pridėjus kaimo turizmo sodybose tiek, kiek apsilankė, tai yra kiekvieną dieną maždaug po 200, po 220, skaičiuojant per visus 365 dienas. Ačiū.